Atvykę į jogos erdvę, aš Vilma, čia Rojus, mano jogos draugas. Jis šiandien šiek tiek pavargęs, nes jam labai karšta. Kaip jaučiatės jūs? Šiandien darysime jogą skirtą apatiniai nugaros daliai. Išsitieskite savo kilimėlius ir prisijunkite prie manęs. O pradėsime atsigulus ant nugaros. Patogiai atsigulkite. Neskubėkite. Labas. Pakeisi pozą, nu tai gulkis čia. Sulenkite kelius. Neskubėkite. Mažais judesiukais, lėtais, prispauskite savo apatinę nugaros dalį. Ištiesinkite visą nugarą. Įkvėpkite, atpalaiduokite. Prispauskite, šiek tiek pakelkite dubenį. Nusiųskite visą savo kvėpavimą į apatinę nugaros dalį. Pajauskite, kaip šitas mažas, bet labai svarbus judesiukas atpalaiduoja viską. Ramiai sustokite, prispauskite vieną kelį prie krūtinės. Padėkite pėdą ant žemės, kitą. Ir kelsimės į viršų. Lėtai. Neskubėkite, su kontrole, su meile. Einam į vaiko pozą. Suglauskit didžiuosius pirštus, praplėskit kelius. Sėdamės ant kulnų. Nuleidžiam rankas, praplečiam rankų pirštus. Kvėpuojam į apatinę nugaros dalį. Pastebėkite, kaip jūs šiandien jaučiatės, kaip jaučiasi nugara. Leiskite jai atsipalaiduoti. Siunčiam visą savo dėmesį. Šiandien nugarai giliai įkvepiam ir iškvepiam. Lėtai su kontrole keliamės į viršų. Atsistosim. Įkvepiam, atveriam rankas į šonus, keliam jas į viršų. Ir iškvepiam, leidžiamės į apačią. Pabūkim susilenkę. Galbūt pasibuokim į vieną pusę, į kitą. Sulenkit kelėnus. Drąsiai juos sulenkit. Pajudinkit galvą, ne. Taip. Ir lėtai keliamės į viršų, skenuodami, kas vyksta su mūsų stuburu. Slankstelis po slankstelio. Galva pasikelia paskutinė. Nedidelis žingsniukas su dešinė pėda į priekį, kairė atgal. Eisim į įtupstą. Padėkit kelią ant žemės, ištieskite pėdą. Galbūt padedam pirštus ant žemės,
Įkvepiam, žiūrime tiesiai, atveriam krūtinę. Iškvepiam, sėdamės atgal. Galite drąsiai sulenkti kelią. Pajuskit, kaip prasitempia užpakaliniai šlaunies raumenys, kaip atsipalaiduoja nugara. Įkvepiam, atveriam krūtinę ir širdį. Iškvepiam, sėdam atgal. Ir paskutinį kartą lėtai, su kontrole, siųsdami visą dėmesį savo apatiniai nugaros daliai, sugrįžtam į centrą. Prispaudžiam dešinį kelią prie kilimėlio. Pakeliam kairę koją, pristatome pėdą priekyje. Įkvepiam, nuleidžiam pečius, atveriam krūtinę, širdį. Iškvepiam, sėdamės atgal, spaudžiam į kulną. Pajuskit, kaip tempiasi visa koja. Įkvepiam, judam su kontrole, su savo kvėpavimu, su dėmesiu nugarai. Sugrįžtam į centrą, prispaudžiam kairį kelią prie kilimėlio, didelis mostas su kojom į vieną šoną ir atsisėdam. Eisim gultis ant kilimėlio, neskubėkite, savo laiku, aš jūsų lauksiu atsigulus. Kairę koją ištieskite, dešinę sulenkite, prispauskite prie krūtinės, galite įsikibti į šlaunį. Leiskite apatiniai nugaros daliai atsipalaiduoti. Įkvepiam ir su iškvėpimu sukamės į kairę pusę, stuburo pasukimas, atveriam dešinę ranką į šoną, galva žiūri tiesiai arba į dešinę pusę. Nuskanuokit, kaip jaučiasi jūsų stuburas, nugara, ką jums šiandien sako. Kokią žinutę siunčia. Klausykite. Ir judėkite su meile savo nugarai. Įkvepiam. Pakeliam kelėną į viršų. Ištiesiam dešinę koją. Sulenkiam kairę, prispaudžiam prie krūtinės, prispaudžiam apatinę nugaros dalį prie prie kilimėlio. Ir su šypsena leidžiamės į dešinę pusę. Atveriam kairę ranką, kairę krūtinę į dangų. Nuskanuojam, kaip šita pusė jaučiasi. Ar taip pat, ar skirtingai. Kvėpuojam į apatinę nugaros dalį, siunčiam visą savo dėmesį jai.
Įkvepiam. Pakeliam kairę koją. Ištiesiam. Eisim į šavasaną. Jūs galite pasirinkti, ar kojos ištiestos, o galbūt sulenktos per kelėnus, keliai susilietę. O gal netgi ir pasiūlysiu trečią variantą. Jeigu turite šalia, galite pasičiupti didelę pagalvę ir pasikišti po keliais. Jūsų pasirinkimas, kaip jūs šiandien norite, kaip jaučiatės. Atpalaiduokit rankas, kojas, pilnai žiūri į viršų, į dangų. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Pėdos atpalaiduotos, kojos atpalaiduotos, rankos, nugara, krūtinė, galva. Visas kūnas darosi sunkus. Leiskit žemei jį laikyti. Pajuskit, kurie kūno taškai spaudžiasi į žemę, o kurios kūno dalys lengvos, gal šiek tiek pasikėlusios, tarsi laikosi ore. Ir jeigu jūs norite dar šiek tiek ilgiau pabūti šavasanoj, kviečiu susistabdyti video. O jeigu ne, tai padėkokite savo už šią praktiką, kad radote drąsos prisijungti, laiko. Pasakykite savo didelį ačiū. Nuo manęs didelis ačiū Jums, kad buvote kartu su manimi. Palikite komentarą ir susitiksime kitą kartą. Geros dienos.